Tai kągi, sveiki visi, mano vardas Karolis iš viskasplyteliams.lt. Šiuo video norėsiu pristatyti jums pagrindinius dalykus, kas liečia plytelių didelį formatą. Tai viskas bus video 20 minučių sudėta, tai mes matysim ir kaip atvyksta didelis formatas tokiuose dėžėse, kaip mes su pernešimo sistema ją išsiemam, nunešam, pasidedam, tada susipjaustom, susimontuojam, susiklijuojam ir porą dalykų iš dizaino pusės, tai bus dušo trapas, kaip sakant, dušas be nuolydžio. Nebus jokių nuolydžių, nebus jokių trapukų, bus paslėptas dušas su lygiom grindim. Tai vienu žodžiu pasižiūrim dabar video. Ir tada kažkokiu tai, jeigu bus klausimų, galėsite drąsiai kreiptis. Čia dabar esmė yra tame, kaip su pernešimo sistema mes galim persinešti didelį formatą. Čia video, aišku, yra viskas labai pagreitinta, nes čia mes žiūrėtume labai ilgai. Tai va, kaip atkeliauja plytelės, tai va taip, čia plytelė yra 3,20 m ant 1,60 m. Tai su pernešimo sistema, nes jinai kaip yra 4 mm storio, tai su pernešimo sistema mes viską išnešam, pakeliam, nusinešam, nes kitaip tai vargu ar ten panešinai galimai gali skilti. Tai va taip pat nusinešama yra ta plytelė, pasidedam ant stalų. Stalas turi aišku būti lygus, nes jeigu bus nelygus stalas, va kaip dabar išpjauta L forma buvo, tai realiai jeigu va dabar mes taip keltume be pernešimo sistemos, tai viskas. Tuoj va tam kampe jau iš karto būtų įskilimas. O dabar kaip yra pernešimo sistema, jinai reguliuojasi kaip nori palei savo išpjautas formas. Tai va taip va persineši, gali jeigu reikia nusivežė. Čia yra Raimondis. Raimondis pasaulyje viskas, kas su dideliu formatu, tai numeris 1. Kas labai patogu, kad yra rankenos. Jeigu dabar būtų ten priklijuota, tai va taip gali nusileisti ir prisiklijuoti prie sienos. Čia gali, aišku, jeigu ją išsilankstyti kaip nori, gali be rėmo nešiot. Čia, aišku, gali manometrą nusisukti. Čia parodo tai, kad guma nelieka įspaudimų. Reguliuojasi dar, jeigu reikia, lankstumas. Ir taip vat pasiėmė, jeigu reikia juostą, vieną juostą nusipjauni. Dabar bus PowerRiseras, tai PowerRiseras yra ne pernešimo sistemos, bet pjovimo liniuotė. Tai su pjovimo liniuotė mes galėsime atsipjauti visą plytelę, galim 45 kampų pjauti. Čia jeigu jau čia, aišku, daugiau čia meistrams yra viskas, kas meistrai žino kiekvieną dieną šitą darbą atlieka, kas pjausto plytelės, būtent 45 kampų. Ant stalo va, tokie cilindriukai užsisuka, čia kad stalą nesupjausite, jeigu reikia prasigręžti kažką, tai būtinai visą laiką, jeigu L formas išpjaunam, reikia kampuose skylutės prasigręžti, nes jeigu neprasigręši skylutėse ir ant šildomų grindų pasidėsi kažkur, tai 100% bus, kad laikui bėgant suskils viskas. Būtent L formos kampuose. Čia va tipjovas.
Čia jeigu mums reikia labai gražų kvadratą įsipjauti, nes iš rankytės su kampiniu šlifuokliu labai yra sunku prasipjauti. Liniuotė šitam dalykui labai padeda. Čia po juo yra toks surinkėjas. Aišku, galima ir vandenį pasijungti, galima ir dulkių siurblį, nėra skirtumo. Nes liniuotė realiai, jeigu plytelių meistras ar dar kažkas įmonė nori savo pirkti kokį didelį formatą pjaustint ant kokias staklės, tai labai yra nepatogu, nes čia yra rankinis, viskas į mašiną susimetė į lagaminus ir tu viską turi. Ir tu esi mobilus. Ir tu gali pjaustyti tiek nuo 60 ant 60 plytelės iki 3,30 m. O staklės tu jau neprisipirksi. Plius gali už apvalinimus pasidaryti. Ant 180, jeigu kam reikia už apvalinimus pasidaryti. Taip pat nusipoliruoja tai laiptų pakopos. Čia įpjovimus dabar darys. Turbūt 2 cm plytelės, jeigu ant fasado jau eina kur nors reikia, aišku, dabar iš 2 nieks nedaro, bet ant fasadų būna daro. Dabar apie klijus. Su dideliu formatu labai reikia žinoti, kokius tu klijus naudosi, nes bet kokie klijai tikrai netinka. Yra daug nusiskundimų, kai su klijais tu, kaip žmonės perka plytelę, pavyzdžiui, 400 eurų kainuoja, o ant klijų ateina po 10 eurų, dar bando nusidėrėti ir po 10 eurų perka klijus, tai čia yra labai blogas dalykas, būtent su dideliu formatu, nes didelis formatas, jis tai plečiasi, tai traukiasi, tai vėl. Tai kas liečia klijus yra labai atsakingas momentas. Pas mumis klijai yra geliniai, oro beveik praktiškai iš vis nieko nebeliko, nors ir padėjai. Čia yra Raimondžio lyginimo sistema buvo pavaizduota. Klijai turi 2,5 megapaskalės prikibimą, tai čia yra labai realiai ant 20 ant 20 plytelę, jeigu prikabinsiu prie lubų, galiu toną 200 pakabinti ir man atlaikys tie klijai. Vertikaliai neslysta. Iki centimetro gali užvaryti ir vertikaliai neslysta, nes yra gelio pagrindo klijai. Balti, pilki, va taip pat montuojasi tas didelis formatas. Klijuose jokių rūgščių nėra, jeigu lauko sąlygom klinkerį klijuoja ar dar kažką, tai kaip matėt, turbūt čia kasdieninė tokia būna, kai per fasadą nubėga rūgštis, tai va čia tie klijai iš mūsų klijų neišbėga rūgštis. Fugalytė Color, tai čia yra dabar epoksidas, 50 spalvų epoksido. Epoksidas yra žymiai geresnis negu cementas, cementinis siūlių gvaistas, nes cementinis siūlių gvaistas, ten jeigu ypač šviesi siūlė, tai ten labai greitai mėnesis ir viskas, spalvos nebeliks, taps vis tiek juoda, nors tu ir plausi grindis viską darysi, bet vis tiek taps viskas juoda. Ir cementą sunkiau atplaukti. Epoksidas jis visiškai nepraleidžia vandens ir visiškai neįgeria į save nieko. Neįgeria vandens, tai reiškia, pasakoje su vandeniu neįsigeria ir visos ten purvai, tepalai ir taip toliau. Tai čia irgi yra labai geras dalykas, būtent epoksidas. 50 spalvų. Aišku, su epoksidu biški sunkiau dirbti yra, nes epoksidas jis yra toks gan lipnus kaip, nežinau, kaip taukai gal kažkokie tai pavadinsiu. Bet kai yra chemija, kai yra technologija visa, tai labai lengva ten viskas, nėra ten labai sudėtinga. Būna meistrai prisibijo, bet nieko ten bijot nėra. Ypač baseinuose, spa zonose, jeigu pavyzdžiui cementas, tai chloras suvalgo cementą, o epoksidą jis irgi suvalgo, bet per daug metų. Per kokius 15 metų ten gal ir suvalgęs tą kažkiek atsirestauruoti reikės. Bet epoksidas yra epoksidas, prie jo niekas nelimpa. Tai A plus B komponentai. Tai va, dabar bus lygios grindys duše, tai čia ką aš ir minėjau, tai yra tokie dušo padai, kur iš vis nėra jokių trapas paslėptas, viskas paslėpta. Labai gražiai estetiškai atrodo. Tai čia aišku bus vizualiacija, bet va, kaip čia dabar matosi, kad yra grindis, tai čia pats principas susidaro iš tokio pado. Padas jis nėra labai aukštas, montavimo būdas irgi labai paprastas, tiesiog reikia nusimatyti savo vietą, kur bus padas pastatytas ir atsimatuoti aukščius.
Čia aišku visur juostos susideda, hidroizoliacijos, čia kas būtinas dalykas. Atsižymėm savo vietą, pasistatom trapuką, pasipilam, jeigu reikia ten ar cemento, ar savaime išlyginančio mišinio, kad dasikelti viską. Prisiklijuojam padą, susidedam, atsimatuojam viską. Yra tokios juostos, ant tų juostų viskas prisiklijuoja. Čia šiaip tokia įdomi, kas nori kažko tai naujovės ar dar kažko tai įdomesnio namuose. Čia apie padą daug ką neturiu ką pasakyti, čia tiesiog reikia prasižiūrėti ir tas montavimas, čia aišku daugiau gal, sakau, tiek iš dizaino pusės įdomus sprendimas, tiek nereikia jokių nuolydžių daryti, nereikia trapų statyti. Tai greitas montavimas toks yra, realiai ten per vieną dieną viską gali susimontuoti, viską pasidaryti. Nes kitų atžvilgių reikėtų nuolydžius daryti, laukti, pakol cementas uždžius. Tada trapus statyti, vėl tada klijuoti plytelę, hidroizoliaciją tepti, vieną sluoksnį, antrą sluoksnį, tarp sluoksnių reikia 12 valandų laukti tarp hidroizoliacijos. Tai labai ilgas laikas, tas dušo įrengimas gaunasi vos ne 4 dienos. Čia realiai viską gali pasidaryti per vieną dieną. Tai aišku, komplektai eina viskas, ko reikia, tai nuo klijų, nuo hidroizoliacijos audinio, nuo sujungimo detalių, nuo trapuko, nuo visko. Visą komplektą nusiperki ir viską pasidarai. Nesimato nei trapuko, nieko, per tarpus vandenukas įbėga, yra specialus raktas, jeigu reikia įsivalyti, tiesiog atsikeli tą plytelę. Gali susiklijuoti taip, gali susiklijuoti vieną didelę, gali įvairiai, čia įvairūs būdai yra klijavimo. Tai va čia kas liečia būtent, va gal ir parodys dabar klijavimo būdus net. Ne. Tai va. Ir paskutinis dabar liktais bus pas mumis, tai estrudinis polisterolis, armuotas iš 2 pusių. Tai čia kas, jeigu kokią rekonstrukciją darot, ar senos statybos, ar Jacko Bordas XPS. Va. Čia turėtų būti gal irgi apie padą, to pažiūrėsim, pasakysiu. Čia yra, vat, jeigu mes turim senos statybos ar kažką tai darom rekonstrukciją ir mums reikia, pavyzdžiui, vat, yra plokštės, tos plokštės yra armuotos iš 2 pusių, jos visiškai nepraleidžia vandens, garso dar nuėma. Čia danai, švedai, norvegai, pavyzdžiui, jos naudoja vietoj žalio gipso. Mes pripratę žalią gipsą dėti, kuris vėliau reikia hidroizoliaciją viską tepti, bet jeigu kažkas su hidroizoliacija blogai, tai tas gipsas ten supūna ir viskas pradeda klibėti, kristi ir taip toliau. Tai danai, švedai, prancūzai labai mėgsta šitą gaminį. Mes Lietuvoje tikrai nemažai parduodam ant visokio angokraščių, šildinimo, dušose, ant medinių konstrukcijų, va kaip čia dabar medis pavaizduotas, medis vaikšto, tu pasiėmi, prisisuki viską, aišku, juostom turi vis tiek sujungimus apdirbti hidroizoliaciją, o pačios plokštės nereikia apdirbinėti, nes jinai ir taip nepraleidžia vandens. Šitą plokštę atlaiko 30 tonų į 1 kvadratą prie 10% įdubos. Tai realiai jinai pirštų tu gali įspausti, bet jeigu tu ranką spausi, jau neįspausi, jeigu dar plytelę prikliuosi, tai iš vis ten nieko tu neįspausi. Tai va, tai kas liečia estrudinį polisterolį, tai šitas geras dalykas daug kur. Pavyzdžiui, pas jūs yra medinės grindys, jūs norite susiklijuoti dabar plytelės arba naudoji poliuretaninius kokius klijus skirtus ant medienos, arba tiesiog pasiėmė 4 mm plokštę, prisigręžioja prie medinių grindų, jeigu ten grindys nesupūvusias nieko, ir ant viršaus tu tiesiog iš karto klijuoji plytelės. Medis vaikšto, jackboardas perima judėjimus ir tavo plytelės niekur nedings, neatšoks, nieko nebus. Su juo galima baudus gaminti, galima visokius, kiek fantazija tik leidžia. Nes storija yra, gali ir 5 cm pasiimti, ir 4, ir 3, ir 2. Baudą, aišku, jeigu gaminti kažkokį, tai geriau jau yra 5-tuką imti, nes 50 mm vis dėlto jis
storesnis, plus dar kokią mozaiką ar dar kažkom tai apsikliuos, tai tikrai gražiau bus. Nes pas mumis, pavyzdžiui, stalviršius gamina, kas va, iš didelio formato. Nu, va, kaip dabar va, čia va, pavaizduota, kaip gali labai lengvai, greitai pasidaryti kokią sauną ar soliuką vonioj, duše, pirty, nėra skirtumo. Yra lankstus toks jackboardas supjaustytas horizontaliai arba vertikaliai. Tu tiesiog viską prisiklijuoji, viską savo korpusą pasidarai, o vėliau tiesiog viską apsisiūni, mozaiką, plytelėm, nežinau. Vat pavyzdžiui, irgi bakelį reikėtų dabar gipsų, reikėtų vis tiek hidroizoliaciją prasitepti, kad tvarkinga būtų, reikėtų profiliuką, dar kažką, tai, o čia labai lengvas tas naudojimas, jums tik reikia klijų ir varžtų ir peiliuko, kad susipjausia, nes labai lengvai jis tam pjaustosi. Nu, su juo realiai dirbti yra labai malonus reikalas. Tai va, tai čia va ir pavaizduota tai, kad tu gali va netgi stalviršį pasidaryti, jeigu reikia, iš 5-tuko, aišku, ar 10-tuką čia gal net paimtas. Viską kampus susitvarkom, aišku, su tinkliuku, viską susitvarkom, viską nusidažom, susiklijuojam ir viskas. Tai va, tai tiek. Iš manęs viskas, prašom. Jeigu kažko tai reikia, viskas plytelėms.lt.